Nu ir vėl, sveiki gyvi, iš tos pačios vietos. Ir vėl trumpas toks įrašas, tęsinys mano atsakymo į praeitą kartą skaitytą klausytojo komentarą. Tai ten buvo mintis tokia, kad kaip čia jūs propaguojat socializmą ir komunizmą atseit, per prievartą norit tai įdiegti, kai kapitalizmas yra žmonijos atspindys ir yra, supraskit, natūralu, kad protingesni turi, ar bent jau gali, išnaudoti kvailesnius žmonės. Nu ir ten aš pateikiau tam tikrą savo interpretaciją ir pažadėjau, kad sekančioj laidoj atsakysiu į tąją tezę, kad kapitalizmas yra žmonijos atspindys ir kam čia tada per prievartą brukt visokius socializmus, komunizmus ir panašiai. Kam įdomu, tai žiūrėkit iškart pirmąją laidą. Ar protingiems priklauso teisė išnaudot kvailus. Va, ir šioj laidoj aš vėl atsakysiu trim tokiom, manyčiau, neilgom tezėm. Tai pirmoji būtų, kad iš dalies aš sutinku, kad kapitalizmas yra iš tikrųjų žmonijos atspindys. Kokia prasme? Ta prasme, kad ta santvarka, kurią mes turime, iš dalies jie atspindi mūsų visuomenės, mūsų liaudės, mūsų žmonių kritinės masės, jos sąmonė, jos mąstysena. Tai yra, taip kaip mes mąstom, iš dalies taip mes ir elgiamės. Ir tas atsispindi mūsų politikoje, mūsų ekonomikoje ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, mūsų dvasinė kultūra neabejotinai yra vienas iš faktorių, kur lemia mūsų gyvenimo būdą. Bet šiuo požiūriu norėčiau iškelti tokį retorinį klausimą. Vat, ar iš to, kad, sakykime, turim, tarkim, alkoholiką, ar turime rūkorių, tai mes galime pilnai teikti, kad kepenų, tarkime, sutrikimai yra atspindys alkoholizmo, arba plaučių ligos, ar net plaučių vėžys yra pastovaus piktybinio rūkymo atspindys. Ne? Tai ar iš to seka, kad alkoholizmas ar rūkymas yra normalu, kad tai yra geras dalykas? Vargu ar kas drįstų taip tvirtinti. Manau, absoliuti dauguma, jeigu ne visi, pripažintų, kad tiek rūkymas, tiek girtavimas yra žalingi įpročiai. Tai dabar žiūrėkim šitaip. Jeigu kapitalizmas yra santvarka, kurioje yra aiškiai išreikšta konkurencija žmonių tarpusavio, kaip pamatinis gyvenimo principas, iki tokio lygio, kad žmogus žmogui vilkas, tai yra sistema, kuri išreiškia principą, kad žmogus žmogui vilkas. Tai ir mes negalime sakyti, kad tvarkoj, tokia yra realybė. Ir jie yra atspindys mąstysenos, kad žmogus žmogui vilkas. Bet tada ar tai yra sveika? Lygiai taip pat, kaip ar yra sveika rūkyt, ar yra sveika girtuokliaut. Sakau, klausimas yra retorinis. Tai čia būtų dalinė tiesa. Ir sakau, dalinė tiesa, kad viena vertus taip. Kapitalizmas yra žmonijos atspindys. Bet kita vertus, tai yra net ne atspindys, o tai yra priežastis. Kitaip tariant, yra mūsų sąmonė ir yra mūsų būtis. Yra tai, ką mes galvojam, ką mes mąstam, turim savo galvoje idėjas, visokias įsitikinimus. Kita vertus yra tai, ką mes kasdien darome, mūsų kasdienė buitis, mūsų kasdienis darbas, mūsų, žodžiu, pilka kasdienybė. Tai yra tokia garsi ir dėja, bet nuvalkiota ir gan vienašališkai interpretuojama, bet visgi marksistinė tezė, kuri iš esmės yra teisinga, sakyčiau, kad visuomeninė būtis visų pirmiausia lemia, ar tiksliau apsprendžia visuomeninę sąmonę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad
nu, jeigu liaudiškai šnekėt, tai kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Tai jeigu tu kasdien gyveni, sakykime, nu, jeigu tu kasdieną gyveni pirmykštėje bendruomenėje, ten su savo giminė, sakykime, šeimyną ir ten medžioji, rankioji tenai vaisius, reiškia riešutus, panašiai, nu ir ten gal kartai susiduri su kitom gentim ir ten su jais pakariauji dėl medžioklės plotų, daleiskim. Bet šiaip gyveni vat tokiom sąlygom. Tai ta kasdieninė būtis, jie apspręs tavo mąstymą, tavo sąmonę, tavo idėjos tiek religinės, ten socialinės ir panašiai, jos bus, kaip pasakyti, jos neš antspaudą tos tavo kasdieninės buities, tavo kasdieninio gyvenimo. Lygiai taip pat, jeigu tu gyveni kapitalistiniai santvarkoje, nu, kur samdomo darbo santykiai reiškia, kur dirbk, pirk, mirk, kur iš banko turi imti paskolą ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, kur formaliai visi lygus, bet svieto lygintojas yra pinigas. Ir tas, kas turi daugiau pinigų ir sugeba gudriau tais pinigais operuoti, tas yra, taip sakant, lygesnis negu lygieji. Tai natūraliai, jeigu tu gyvensi tokioj ekonominiai santvarkoje, tokioj terpėje, tokioj visuomeniai, tai toji santvarka, toji terpė formuos tavo mąstymą. Nu, pavyzdys. Mokyklose turime dabar madą aiškinti vaikams apie lyderystę ten ir finansinį raštingumą. Aš dabar nesakau, kad tai būtinai yra savaime absoliučiai blogi dalykai. Bet paprastai, kaip yra suvokiama lyderystė ir kabutėse finansinis raštingumas, tai yra diegiama vaikui toks požiūris, kad ir jis pats, ir kiti žmonės tai yra prekė savotiškai, viską apsprendžia pinigai ir reikia mokėti gudrauti ir žaisti tais pinigais. Nu, pavyzdžiui, tavo yra draugas, su kuriuo jūs smėlio dėžutėj kartu žaidžiat ir vietoj to, kad pasidalinti kokiu žaislu, kur ir tam vaikui patinka, sakysi, klausyk, aš tau išnuomosiu žaisliuką, žinai, tu man primokėk biškį štai. Nu, žodžiu, tai grubiai šnekant yra jau iš mažens iškraipomas dorovės savokos pas vaikus. Ir aišku, tas turi tam tikrą ideologinį užtaisą, bet ta ideologija eina iš ko? Jie eina iš pačio gyvenimo, iš kasdieninės buities tos. Ir dauguma žmonių gyvendami tame ir gaudami realiai šitos dvasinius nuodus, jie net nemasto, jie net nereflektuoja šito, jie tiesiog pasąmoningai tai priima užduotybę. Tiesiog, taip yra, už gryną pinigą imam. Tai kai sakom, kad kapitalizmas yra žmonijos atspindys, tai pasakom tik dalį tiesos. Ir jeigu nepasakom tiesos iki galo, tai realiai meluojam. Tai yra, taip, sąmonė mūsų mintis, jos formuoja, jos įtakoja mūsų aplinką, mūsų būtį. Bet tuo pačiu ir visų pirmiausia, mūsų būtis, mūsų kasdienybė formuoja mūsų sąmonę. Ir kai aš sakiau, tarp kitko, kad čia yra nuvalkiotas teiginys, tai aš tą turiu omeny, kodėl? Todėl, kad daugelis žmonių save įvardinančių marksistais, jie vis linksniuoja šitą teiginį ir mato tik vieną pusę. Tai yra taip, kad mūsų būtis lemia mūsų sąmonę, mūsų kasdienis gyvenimas lemia mūsų mąstymą, bet tas apsprendimas, tas lėmimas nėra absoliutus. Nes jeigu 100% mūsų kasdienybė, mūsų būtis lemtų mūsų mąstymą, tai mes net negalėtumėm išeiti savo mintimis už sistemos rėmų ir pagalvoti, o gal šita būtis, gal šita kasdienybė yra bloga, gal ją reikėtų pakeisti. Ir vien tas faktas, kad mes sugebam kelti šitokias, taip sakant, eretiškas mintis ir kritikuoti tą realybę rodo, kad mes nesame 100% iki galo apspręsti. Yra, gal mažas procentas, ten 1%, 2% ar kiek, bet kiek mes galime būti realiai laisvi ir mesti iššūkį tai realybei. Ką beje ir siūlome daryti. Tai tokia būtų pirmoji tezė. Antroji tezė mano būtų kokia, kad kai sakoma, kad supranti,
kapitalizmas čia žmonijos atspindys. Tai aišku, čia visų pirma turima omeny, manyčiau, sąmonė žmonių. Bet pagal nutilėjimą tai reiškia ne tik, kad sąmonė kažkokia, bet tai reiškia pačią žmogaus prigimtį. Taip tariant, čia norima pasakyti, kad žmogus iš prigimties yra savanaudis, žmogus iš prigimties yra žiaurus, žmogus iš prigimties nori konkuruoti ir dominuoti, reiškia viešpatauti ant kitų. Žodžiu, kad natūraliai pirštai į save. Ir tokia tezė tikrai yra ir ji yra plačiai paplitus, bet ji yra giliai klaidinga ir, sakyčiau, dviem aspektais, dviem atžvilgiais. Pirmasis, tai būtų tai, kad žmogaus prigimtis realiai yra įvairialypė. Ji nėra grinai gera ar grinai bloga. Tai yra, žmoguje yra elementas, kuris, sako, va, taip, žmogus žmogui vilkas. Bet tuo pačiu žmogaus prigimti yra ir pradai, kurie veda prie to, kad kaip tarybiniais laikais buvo lozungas, kad žmogus žmogui, bičiulis, draugas ir brolis. Ir tikrai neatsitiktinumas, kad visi didieji žmonijos išminčiai, žmonijos dvasiniai mokytojai, imant ar Mozę, ar Budą, ar Zaratustrą, ar Sokratą, ar tą patį Jėzų Kristų, ant kurio žymia dalim stovi mūsų toji europietiška kultūra, tai nebereikala visi šitie protingi žmonės, tiek iš rytų, tiek iš vakarų, jie mokė mus mylėti savo artimą, mylėti gyvenimą ir ne šitaip elgtis, šitaip elgtis. Paprasčiausiai dėl to, kad taip įdomiau, jeigu grubiai, kiek supaprastintai išsireiškus. Taip smagiau gyventi. Štai, tai žmogaus prigimtis yra labai prieštaringa. Tu žmoguje gali rasti gyvulį, tu žmoguje gali rasti kalkuliatorių, robotą, tu žmoguje gali rasti angelą, tu žmoguje gali rasti ir velnį. Viskas tarpusavy sukasi, viskas persipynė sudėtingai. Tarp kitko, šią temą rekomenduočiau knygą Ericho Fromo, 20 amžiaus čia psichoanalitiko, filosofo, ne kartą esu čia įminėjęs, teks minėti dar. Tikslus pavadinimas pilnas, galiu suklyst, bet žodžiu, žmogaus širdis ir kaip žmogaus polinkis ar žmogaus gebėjimas kurti gėrį ir blogį, kažkas tokio. Čia įmontuosim paveiksliuką, galėsit matyti. Tai va, rekomenduočiau šitą knygą, tai labai vykęs yra tyrimas to žmogaus prigimties įvairialypiškumo. Štai, tai konstatuojant įvairialypiškumą, einam prie antro momento. Jis būtų tas, kad jeigu mes žiūrėsime į istoriją žmonijos, kuri yra bent jau milijonas metų kažkur, žiūrint iš pačių pirmykščių laikų ir kaip vystėmės, tai kapitalizmas, būtent kapitalizmas, kaip vyraujantis gamybos ir apskritai socialinių santykių būdas, saprėpė kiek? Kokius 400 metų su biškučiu. Ir jis išsirutuliavo būtent vakarų Europos kontekste ir tam pasaulyje, kurį savo viešpatavimui pajungė vakarų europiečiai. Tai tie 400 metų, lyginant su 100 000 metų, tai yra niekas, tai yra visiškai niekinė atkarpa. Aišku, mes galim žiūrėti, jo buvo feodalizmas, vergovė reiškia, rytuose dar savotiškos santvarkos, ten Kinijoje, Egipte, Indijoje, panašiai ir panašiai, bet netgi tos santvarkos, kurios irgi įtvirtindavo tam tikrą piramidę valdymo, neligybę tarp žmonių, netgi tose santvarkose, principas toli gražu nebuvo visuotinė konkurencija, supranti, ten kiekvienas čia individas, kuris turi savo pinigus, juos investuoja, siekia savo tikslų ir siekia kitus sutrypti. Didžiąją dalį laiko, net žiūrint civilizacijų istoriją, žmonės gyvena bendruomeniniais sankladai, jie gyvendavo kaimuose ir net privati nuosavybė, arba jos būdavo labai mažai, arba jos iš vis nebūdavo ir žmonės kartu dalindavosi. O jeigu mes žiūrėsim dar plačiau,
tai išeisim į dar žilesnę senovę, kai nebuvo civilizacijos, nebuvo valstybių, nebuvo rašto ir taip toliau. Tai žmonės, kai buvo laukiniai, jie iš vis gyveno pirmykštės bendruomenės sąlygomis. Galima sakyti, kažkokia prasme net komunistinėmis sąlygomis. Nu, kaip Adomas ir Ieva, sakykime, jie nepažįsta gėrio, nepažįsta blogio tam tikrą prasme, nu, jie labai primityvus. Nepažįsta nei gamtos pasaulio, nei techniką kažkokią sudėtingesnį išvystę. Bet tarpusavyje jie neturėjo išnaudotojiško ekonominių santykių, kad kažkas, reiškia, kažkas gali sėdėti ir pasisavinti tai, ką sukuria kitas. Aišku, ten egzistuoja konfliktai, gali pasireikšti tarp asmeniniuose santykiuose nelygybė. Natūralu, kad iškyla lyderiai, vadai kažkokie. Bet nėra socialinės atskirties, socialinio susisluoksniavimo. Tai šiaip, jeigu žiūrėti didžiąją dalį laiko, kiek mes egzistuojame kaip rūšis, ir būtent kaip žmonės, o ne beždžionės, tai mes daugiau gyvenom komunistiškai, mes daugiau gyvenom bendruomeniškai. Nes komunizmas nuo ko? Nuo žodžio komunis. Bendra. Mes daugiau bendruomeniškai gyvename. Negu šitaip kaip dabar. Tai čia yra labai gilus faktinis paklydimas. Štai ir galų gale klausimas, kaip mes tada žiūrėsime į tąją žmogaus prigimtį, kur, kaip jau konstatavom, kuri yra prieštaringa įvairialypė, galinti tverti tiek stebuklus gėrio ir šviesos, ir meilės, ir teisybės, ir grožio, ir taip toliau, tiek, sakykime, didžiausias niekšybės ten apgaudinėti, ten išnaudoti, plėšti, ten žudyti, ten prievartauti ir panašiai. Žmogus gali ir tą. Žmogus gali būti kaip Jėzus Kristus koks. Žmogus tuo pačiu gali būti kaip Hitleris koks ar Čingis Chanas. Tas ir tas pilnai įmanomi variantai. Tai atviros opcijos, taip sakant. Tai jeigu mes žiūrėsim į žmogų tiesiog kaip į konstantą, kur stovi vienoje vietoje, tai tada faktiškai mums reikėtų iš viso bėgti nuo fakto, kad žmogaus prigimtis įvairialypė ir tiesiog pasiimti kažkurį tai aspektą tos prigimties ir pabandyti sudėlioti savo iliuziją, kad yra taip duota, kaip yra, taip yra ir taip bus amžinai. Arba mes galim pasakyti, ne, palauk, žmogus yra prieštaringas, nes visas gyvenimas, visa gamta, žmogus gamtos dalis, visa visata yra prieštaringa. O jeigu prieštaringa, tai vadinasi vyksta judėjimas, vyksta procesas kažkoks. Tai žmogus yra procesas. Žmogus yra procesas, kuriame sąveikauja skirtingi pradai. Ir tas procesas gali judėti atitinkamai skirtingomis kryptimis. Čia realiai ir būtų mano gilių įsitikinimų iš tiesų pats pagrindinis filosofijos klausimas. Jeigu ta filosofija ketina būti praktinė, kas yra žmogus? Ir jeigu mes sakom, kad žmogus yra procesas, tada faktiškai ar žmogui būti savanaudžiam, būti gyvuliu reiškės, būti parazitu, ar žmogui būti žmogumi, vadovauti sąžinę, garbe, teisingumo, ne? Tai yra tavo pasirinkimo dalykas. Tarkim, tu renkiesi, sakykime, vartoti narkotikus. Tu renkiesi ten kiekvieną savaitgalį ten girtaut, nežinau, ar ten, tu renkiesi ten rūkyti ten kažkokius tai kvaišalus. Ne? Tai tu ką pasiesi, tu tą ir pjausi, tu turėsi atitinkamą rezultatą. Tarkim, tu pasirinksi sportuoti, tu pasirinksi normaliai maitintis, tu pasirinksi prižiūrėti save, skaityti geras knygas, reiškia, kaip pavyzdys. Tu irgi turėsi atitinkamą rezultatą. Tai jeigu mes renkamės vystyti tą savanaudišką pradą, kur taip, tai mes turėsim vienokį rezultatą. Bet jeigu mes rinksimės vystyti žmogiškai, altruistinį pradą, tai mes turėsime irgi atitinkamą rezultatą ir daug geresnį rezultatą.
Ir tai, ką tu renkiesi, tai, ką tu akcentuoji, nu ir yra tavo atsakymas į klausimą, kas yra žmogus. Ir tuomet tavo požiūris į žmogų realiai tai pasako gal daugiau pasako ne tiek apie žmogų ar žmoniją, kiek apie tave patį. Nes čia ir yra apsisprendimo ir tikėjimo klausimas. Jeigu tu renkiesi tikėti, kad visi čia yra svolačiai, visi čia yra, bet necenzūrinės leksikos, menkavertės būtybės, sakykime, tu mąstysi vienaip. Ir tai tiesiog atspindės, kad tu esi bankrutavęs savotiškai ir tu nebetiki savimi. Visų pirma, tu nebetiki gyvenimu ir tu nusivylęs tiesiog visko. Arba tu ten koks, nežinau, psichopatas visiškas, bet čia labai retai tai būna. Dažniausiai žmonės tiesiog, jie būna geri, bet jie nusivilia. Arba tu matydamas žiaurumą, blogį, tamsą pasaulį, kur pilna ir buvo, yra ir tikrai manau, kad ilgai dar bus ir aš to neneigiu, bet tu pamatysi gėrį, tu pamatysi šviesą. Tu pasakysi, kad vardan to šviesos yra verta gyventi, yra verta dirbti, yra verta kovoti. Ir mes galime būti palaipsniui geresni. Mes galime nebūti, kad žmogus žmogui vilkas ir čia žiūri, kaip ką apgauti ir panašiai. Kad gali būti žmogui draugas. Ir kad taip gyventi, kaip sakau, yra įdomiau. Čia tu renkiesi pats. Ir kadangi aš renkuosi tai antrą variantą, tai atitinkamai dėka tam tikrų žinių iš socialinių ir humanitarinių mokslų srities aš pagal pažiūras esu už socializmą ir komunizmą kaip alternatyva tai kapitalistiniai, mano supratimu, antižmogiškai sistemai. Štai ir kai dėl prievartos, tai čia prievarta absoliučiai nebūtina. Ji gali būti, gali nebūti. Čia priklauso nuo labai įvairių ir kintančių istorinių aplinkybių. Bet kaltinti čia, kad čia norit primesti, čia socializmą, komunizmą per prievartą, tai mažiausiai yra naivu ir vaikiška, daugiausia tai veidmainystė tiesiog. Todėl, kad pažiūrėkime, kiek kapitalizmas pareikalavo aukų, pažiūrėkime, kiek žmonių išžudyta, kuriant kolonijinės imperijas, kiek žmonių išžudyta per pasaulinius karus, kuriuos sukėlė kapitalizmas, pirmą ir antrą pasaulinį karą. Pažiūrėkim dabar, kas darosi pasaulyje. Pažiūrėkim ant galo, kas vyksta toj pačioj Ukrainai. Ir kas gresia plėstis. Tai kapitalizmo vaisiai. Kažkodėl čia nesiskaito. Reikia verkti apie tikrus ar tariamus ten raudonųjų ten teroristų ir kenkėjų ten darbelius. Bet čia atskira tema. Tai toks būtų mano atsakymas. Galima būtų, aišku, tą daryti plačiau, detaliau, bet manau, šiam kartui užteks. Tai tiek, ačiū, kad klausėt, kad žiūrėjot. Jeigu jums patinka čia šitas laidas, šitas idėjas, tai dėkit nykščius į viršų, platinkit šitas laidas, jei norit finansiškai paremkit, jei turit ką pasakyti, ar man asmeniškai, ar čia visiems, tai rašykit komentarus, reiškia drąsiai, ar ginčykitės, ar pritarkit, ar papildykit, tik svarbiausia, argumentai ir faktai. Tada tai, ką sakot, iš tikrųjų yra vertinga. Tiek jum, tiek kitiem. Tai tikrai dėkoju tiem, kas pastoviai visą šitą žiūrit, dėkoju tiem, kas remiat ir atsisveikinu iki kitų laidų. Būkit sveiki.